Sveiki, šiandieną susipažinsime su populiaria programa, yra nemokama yra, tai Windows programa Movie Maker. Movie Maker čia bus Windows 7, bet įsivaizduoju ir 8 ir Vistoje yra ta pati. Ja atsisiųsti reikėtų, jinai nemokamai duodama į Windows aplinką. Tiesiog įrašyti Movie Maker ir jūs gausite tą įrankį, nuorodas ir atsisiųsti. Štai atsivėriau Movie Maker langą ir mes matome, kaip jis atrodo, tas vaizdo redaktorius. Ir dabar pabandykime kokį filmuką lengvą susikurtą, tai iš paveiksliuką ar iš tai video ir jį išsaugoti, sutvarkyti bendrus bruožais. Tai traukti video arba nuotrauką šituo įrankiu, susirandam kažkokį jau įkeltą video medžiagą arba iš paveiksliukų galima susidėlioti kokį nors. Tai, sakykime, aš vaizdo pabandysiu susirasti kažką tai. Gal antrapalokio kokį nors rasiu. Sakykime, paleisti kažkokį, ne? Va, aš turiu kažkokį, dabar, sakykime, nuotraukyčiau noriu, kad uždėti pagrindiniam puslapį. Va, čia stumdyti, matot, kaip lengvai galima, ne? Sakykime, mes galime jį susikarpyti, tai aišku, tą filmuką, galima dar kažkokias nuotraukytės įdėti, tai pabandykim dar kažką tai įdėti. Nu, čia tą patį, ne tą patį įsikėliau. Nu va, čia kažkokius turime dalykus ir pabandome juos sutvarkyti. Tai dabar norėtume užrašą padaryti, tai bakselkime ką nors ir mes matome redaguoti tekstą, galima šriftus keisti, spalvas galima keisti, galima efektus uždėti, kad įvažiuotų ar kažkas tai pasidarytų, tų efektų gana nemažai turi Movie Makeris ir mes užrašome, kad tai filmo pradžia. Čia, aišku, mes darom kaip šabloną. Filmo pradžia. Filmo pradžia. Pradžia lietuviškai leidžia rašyti. Mes galime nustatyti laikrodį, kiek trūkstas mūsų rodymas tos filmo pradžios. Gal ten mes turim daug kam paskaityti reikia. Galima šriftą sutvarkyti, sakykime, Time New Roman galima uždėti mūsų tradicinį, kaip visur mes naudojame Time New Roman. Galima pasidaryti kaip PowerPoint'e didesnį dydį. Va. Na, yra efektą kažkokį, ne? Įsidėsime. Nu, kažkokį efektuką, ne? Tai jau čia viskas vyksta. Toliau mes pereiname į filmą. Filmą galime įkarpyti, galime užsidėti įvairius redagavimo įrankius, susidėlioti, pašalinti, nustatyti tašką, įvairius dalykus galime daryti. Va, dabar mums galime muziką įkelti, sakykime, muziką įsidėkime, ne, kažkur tai muzikytę susiraskime, muzikos pavikalimba kažkokią, ne, va, tai, sakykime, pažiūrėkime, kaip jie atrodys. Iš karto duoda mums duoda jau garsą, visą kitą, dar pabandykime mes tą muziką su išnykimu padaryti galima atsiradimas kažkoks gali būti, garsumą galima uždėti, kad tyliau, garsiau, truputį kaip foną skambėtų, ne? Nu, pažiūrėti galima. Nu va, dar gal tildyti, ne? Nori. Nu va. Nu va, mes matome čia. Ir čia, vat, į pabaigą einant, pabaigą galima nustatyti, kad pranyktų, ne? Tai kažkur tai, sakykime, šitoje vietoje, sakykime, išnykimas. Išnykimas, lėtas išnykimas. Nu ir pabandome. Pažiūrėti dabar, kaip skambės. Ar išnyks garsas, ar neišnyks. Matom, kad tildos, ne? Ir visiškai nutylo. Nu, toks profesionalus paėjimas. Va. Teksto įrankius, kaip minėjau, vaizdo įrankius irgi galima tvarkyti, nukirpti galima, efektus uždėti, galima, sakykime, pastumti čia kažkur tai, ne, mes to vietoj perskirti
va, sakykime, perskiriam, ne, sakykime, dar vienoje vietoje perskirkime, sakykime, šitą dar vietoje perskirkime, ne, į tose vietose galima uždėti kažkokius efektus, kažkokį, ne, galima uždėti, sakykime, toliau galima įtraukti kažkokią dar kompoziciją. Nu, čia yra tų nemažai efektų, galima pasidaryti visokių. Va, standartus galim keisti. Nu va, ir čia vat, tokios vat, yra galimybės Movie Maker'e. Aišku, čia paieškojus kiekvieną galima pasidaryti kažkokios galimybės papildomas, galima apsukti, matome kairę, pašalinti tam tikrą nereikalingą kadrą, žymėti galima, kad būtų kažkada lengviau paskui priskirti, kažkur tai padaryti. Taigi, tų įrankių pakankamai nemažai. Va čia perėjimą, sakykime, ne, tokį turim čia perėjimą, čia kažkokį perėjimą padarysime, čia, va, sakykime, kažkokį perėjimą, da čia padarysim kažkokį perėjimą. O čia tų perėjimų turbūt visokiausių yra. Nu, va, galim padaryti tokį, va, nu, sakykime, ne, ir taikyti visiems, ne. Nu ir dabar reikia saugoti, taikytis, saugoti, įrašyti filmą, į filmą įrašyti yra skiriama daug įvairių variantų, tai galima ir kompiuterį parinkti, ir GCD padaryti, ir internetą įdėti, sakykime, skirtą kompiuteriui, kad galėtų būti skirtas kompiuteriui, ir, reiškia, išsaugojame nurodytam aplankale, kad būtų tvarkingai, ir galėsime mes pasidemonstruoti, pažiūrėti, kaip čia mums atrodys su Movie Maker'u darbas. Tai va. Tai ačiū uždėmesi.